Tai vos visi čia Magagime LTU. Šiandien atidarysime Samsung Galaxy A5 2016 metų editioną. Šių metų. Daug į ką nėra dėžė žiūrėti. Čia galim pažiūrėti. 13 megapikselių matyt. 4G LTE, bla bla bla. Files AMOLED displejus, 13 megapikselių su 16 GB memory. Belaidis krovimas, pirštų skaneris, 13 megapikselių, kaip sakiau. Tikra dėžė, nemažesnė ir šiandien pirktas ir manau galim jį atidaryti. Žinau, atidarimas man bus sunkus, nes jam būna kitaip instrumentai, palaukit. Ir nekreipkit dėmesio į šitus šonį mygtukus, nes baiškai kamera sugedo. Planšetės tai negalėjau labai. Nauji video bus su Galaxy A5. Tai grįžom. Aš išlipau, tą patį dėžėje. Čia, aišku, goldo spalvos, auksos spalvos matyti. Gal ir galas, tikrai nežinau. Galim ištraukti šitą telefonką. Naujutėlis. Ir Samsungas. Gale stiklas yra, čia atrodo kaip sudaužyta, bet taip nėra. Dėl plėvelės, manau. Ir viskas. Tokie specifikai. Aš nežinau, ar jis jungtas bus. Ir kaip matot, čia goldo spalva. Jis goldo čia spalvos, bet tikras goldas čia nėra. Popieriaus nieks neskaitys, manau. Šito nepamiršiu, nes iš SIM kardui reikės. Korteliai. Ausinės kokybiškos, manau. Jei Samsungo tikrai bus kokybiškos, ne taip kaip G-Smarto. Nes Samsungas labai daug pasistengė. Ir ko neįsijai, manau gerai, šitam baikui. Einam dabar. Aišku, tas daiktas labai bus reikalingas. Tokio mažo dydžio aš dar gyvenime nematęs. Net su plėvele. Adaptive Fast Charging. Pato turėtų rašyti. Adaptive Fast Charging, gal čia plėvelė ar kas čia. Aš plėvelės dabar nelupsiu. Šito negaliu išimti. Čia kaip matot viskas tik. Negaliu išimti. Išėmiau. Ir dabar nulupsim tą skanę plėvelę. Ji neskanė, bet vis tiek. Tikiuosi nekreipi dėmesio. Štai tas telefonas. Ta plėvelė, mano mėgstamiausia dalis telefono, kai nulapia plėvelę. Tas skalsis. Nieks nepatikėtų, kad pilka. Gal, nesvarbu, nes ekranas to. Tos plėvelės. Gerai, ką čia turim? Galim šitą lipduką nulupom, jo nereikia tikrai. Aš jį paliksiu, gal čia būti reikalingas, aš tikrai nežinau. Kamera va. Štai tas telefonas, aš nežinau, ar jis jau įjungtas ar ne, nes aš tikrai jau buvau lietęs. Biškai, buvo kažkas pasidarę. Iššiūtas dabar, galim pabandyti nykt. Gerai.
Tai va, įsijungia jis čia dabar. Ir čia irgi įsibėjo be mygtukai. Va, turi įsižiūrėti. Nu, gerai, va. Gerai. Čia jis yra su Android Lollipop. Bijau suklyst. Ir jo čia labai didelis telos. Gerai, aš nenoriu jums suklyst, bet ar kokia, tai geriausia aš pasižiūrėsiu. Ar čia iš vis? Palaukit. Biškį man reiks paieškot. Android versija 5.1. Lollipop čia. Ar čia ne Lollipop? Jo, čia Lollipop versijai, manot. Net suvibruoja. Ir čia įmanoma, man čia neįmanoma nei vieno kartą. Aš buvau gal 2 perėjęs, nežinau. Tai va. Home buttonas, kaip iPhone, bet tai man čia nelabai panašu. Man dar patinka, kad va, neįsižiebė naujų modelių. Nu, nežinau, ar čia ir ant senų įsižiebdavo. Va, matot, va, dabar aš spaudžiu ir žiūrėkit, neįsižiebė. O dabar yra čia toks dalykas, na, naujų modelių, man atrodo, 2016. Na, gal ir ant senesnių, aš nenoriu klyst. Čia, kai matot, antenos, tokios, nu, va, 2 kartus pasirodė ir kamera. Kameros, aišku, tikrai dabar negaliu palyginti, nors jei pamatytumėte jį labai ryškiai, tik, aišku, nu, jie labai ryškiai. Aišku, tik dabar ryškiai gali lėvai matytis. Dėklas. Bet čia dėklas toks. Nu, ką pasakyt, geras telos. Sorry dėl šitų fokusinių. Nu jo. Ja. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Laukite kitų video.